6:45 ryto dabar vyksta Regbio 7 Lietuvos rinktinės žaidėjų fizinio pasiruošimo rytinė treniruotė. Žaidėjai darbingai nusiteikę, geros nuotaikos, nuo pat ryto su šypsenom veiduose. Vyrukai darbuojasi tikrai pavyzdingai, savo norų keliasi anksti, taipogi seka, vykdo visus trenerių reikalavimus. Džiugu tikrai matyti tokį sportininkų entuziazmą, užsispyrimą. Tai tikrai tik palengvina trenerių darbą, siekiant bendrų aukštesnių rezultatų. Dabar kaip tik užbaiginėjamas yra jėgos ciklas. Šiame cikle 100% koncentravomės maksimalios jėgos prieaugiui. Šis mikrociklas tolygiai svarbus kaip ir kiti treniruočio etapai, nes pereinant į sekantį ciklą, max jėga vaidina didelį vaidmenį galios, kitaip tariant, sprogstamos jėgos generavime. Mūsų atletam maksimaliai jėga suteikia bazę ir gerą potencialą tolimesniam mikrociklui. Galėčiau kaip ir jau įvertinti mūsų sportininkų darbą šiame cikle, kuriame buvo ir yra fiksuojamas prieš ir po treniruočių rezultatai ir akivaizdžiai matosi maksimalios jėgos prieaugis. Tai byloja, kad jėgos mikrociklas buvo vykdomas kryptingai, teisingai ir mūsų sportininkai yra pilnai pasiruošę sekančiam treniruočių mikrociklui.